Kitų žmonių nuomonė, kaip ir baimė padaryti klaidų, labai dažnai gadina mūsų gyvenimą. Galbūt kartais riboja mūsų norus pradėti daryti kažką, arba užsiimti kažko, ko norim užsiimti, arba keisti savo stilių, arba rengtis taip, kaip norim, arba netgi bijom kalbėti kitą užsienio kalbą. Mes labai dažnai žiūrim į save per rimtai, bijom atrodyti kvailai, bijom padaryti klaidų ir bijom kitų žmonių nuomonės ir dėl to apribojam savo galimybės ir savo sugebėjimus. Jeigu jūs esat buvę tokioje situacijoje, kai bijojot kitų žmonių nuomonės ir dėl to nedarėt kažko, ko norit, šitas video jums. Visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, čia mes leidžiam laiką su Talku. Visų pirma, reikia išsiaiškinti tai, kad kitų žmonių nuomonė mums yra labai svarbi ir tai yra faktas. Vieniems mažiau, kitiems daugiau, tačiau mes kaip žmogus, kaip rūšis esame evoliucionavę tokioj terpėj, kai mūsų grupė mums yra labai svarbi, mūsų aplinkiniai mums labai svarbus. Ir kai mes esam atstumti mūsų grupės, tai iš tikrųjų mažina mūsų šansus išgyventi. Dėl to mums kaip žmonėms labai svarbu žinoti, kad mes esam palaikomi aplinkinių, mes turim draugų, mes turim savo grupę, mes turim šitų socialinių ryšių ir mes gaunam šitą palaikymą. Dėl to, kad jeigu paimti praeitį, tarkim, prieš istorinį žmogų, žinoma, be savo grupės tu negali medžiot, vienas tu turi žymiai mažiau šansų išgyventi ir dėl to, man atrodo, tiesiog genetiškam lygiai kiekvienas žmogus turi tą baimę, kad mūsų aplinka gali mus atstumti, nesuprast, nepalaikyti, neparemti ir tai tiesiog sukelia tą baimę veikti ir daryti tai, ką mes norim daryti. Taigi šitam video aš pasidalinsiu tokiais 4 mąstymo būdais, kurie man asmeniškai padeda ir aš manau, kad gali padėti jums keisti kažką savo gyvenime, nebijoti kitų nuomonės, nebijoti daryti klaidų ir nebijoti, kad kažkas kažkaip sureaguos į jūsų klaidas. Aš manau, kad šiandienos video jums padės pakeisti savo požiūrį į save, į aplinkinius, į aplinkinių nuomonę ir galbūt padarys jūsų gyvenimą truputį geresnį. Pirmas dalykas tai yra kompetencija. Aš visą laiką savęs klausiu, ar tie žmonės gyvena mano svajonių gyvenimą? Greičiausiai ne. Jeigu ne, tai iš esmės, kodėl man tada turėtų rūpėti jų nuomonė? Jeigu tie žmonės nėra ten, kur aš noriu būti, tarkim, po 5 metų, kodėl man yra svarbu, ką jie pagalvos? Nesvarbu. Ar aš klausčiau šitų žmonių patarimo? Nes jeigu aš neprašyčiau jų patarimo, kodėl man turi rūpėti jų nuomonė? Nes kartais gali būti, kad taip žmonės galbūt negyvena mano svajonių gyvenimą, bet jie, tarkim, yra šitos srities specialistai. Ir šitoj srity būtent jų nuomonė man yra svarbi. Ir aš galiu, tarkim, atsižvelgti jų nuomonę, paprašyti patarimo, paklausti patarimo. Nes jeigu tas žmogus tiesiog kalba, kad kalbėti ir to srity visiškai nieko neišmano, tai kodėl jums turi rūpėti jo kritika? Ar tai yra konstruktyvi kritika, ar tai yra tiesiog priekaištas be pagrindo? Pavyzdžiui, aš darau savo YouTube kanalą ir aš matau daug komentarų ir žmonės rašo apie garso kokybę. Ir aš šitos komentarus skaitau ir aš juos atsižvelgiu, nes tai yra konstruktyvi kritika. Žmonės, kurie žiūri, jie turi teisę pasakyti, kad, garso kokybė nelabai gera. Pakeisk mikrofoną, Viktorija. Būtinai aš šitą aspektą keisiu. Būtinai, nes tai yra svarbu, tai yra konstruktyvi kritika. Tačiau jeigu man kažkas parašytų apie tai, kad tu kokia baisi merga, iš viso čia nesirodyk internete, ta prasme, okei, čia ir jūsų nuomonė. Todėl tokia kritika, nekonstruktyviai, neturinti nieko bendro su tuo, ką aš darau, manęs visiškai neliestų, nejaudintų ir nerūpėtų. Antras dalykas tai yra leisti žmonėm turėti savo nuomonę. Leisk jiems. Aš žinau, tai skamba labai keistai, nes kaip ašgi leidžiu jiems turėti savo nuomonę. Ne. Mes dažniausiai išgirdę kito žmogaus nuomonę apie save, tarkim, norim ją pakeisti. Mes norim įrodyti, kad tie žmonės neteisūs. Juk, tarkim, kažkas pagalvojo, kad jūs esat, tarkim, blogas žmogus dėl kažkokios srities, o jūs nesat. Ir jūs, kaip žmogus, kuris yra geras ten ir sąžiningas ir taip toliau, jums taip norisi tiems žmonėms įrodyti, kad jūs nesat toks, kaip jie galvoja ir švaistot savo energiją į tai, kad įrodyti kitam žmogui, kad jūs nesat toks, kaip tas žmogus galvoja. Leiskit kitiems žmonėms turėti savo nuomonę. Visų pirma, reikia atsiminti, kad žmonės dažniausiai duoda jums įvertinimą žiūrint pro savo lęšį ir tai yra jų projekcija, tai yra tai, ką jie galvoja, galbūt jeigu jie yra tokie, jie ir kitose žmonėse tai mato. Jūs atsidūrė tokio situacijoje, kai kažkas kalba apie jūs kaip tipo, tikriausiai jį pasakė taip, nes galvoja taip ir taip.
tikriausiai taip ir taip, nes galvoja taip ir taip, čia yra tų žmonių nuomonė. Jūs galbūt ar tai neturit nieko bendro su tuo, jūs pasakėt būtent tai, ką jūs turėjote omeny, ir jų nuomonė yra jų nuomonė. Leiskit jiems ją turėti apie jūs. Žinoma, jeigu kažkas įsižeidė, nėra nieko blogo tame, kad jūs atsiprašytumėt ir pasakytumėt, kad neturėjote omeny visiškai nieko tokio ir išreiškumėt savo nuomonę ir paaiškintumėt savo, tarkim, poelgį arba pasakymą, bet jeigu žmogus vis tiek turi tą savo nuomonę apie jūs, netgi kai jūs atsiprašėt, leisk jiems turėti tą nuomonę. Trečias būdas, kuris man labai padeda, tai yra filosofinis požiūris į gyvenimą. Nu ir kas? Maždaug, net jeigu aš padarysiu klaidų, ir kas? Net jeigu aš apsikvailinsiu ir atrodysiu kažkieno akyse kvailai, ir kas, mes visi mirsim, taip sakant. Po kažkiek metų jau niekas netgi mūsų neatsimins, ką mes kvailo padarėm kažkokių klaidų, ar kažkoks mūsų pradėtas verslas buvo nesėkmingas, ar kažkoks mūsų outfitas buvo negražus. Iš esmės, niekas to neatsimins, todėl šiandien reikia rengtis taip, kaip tu nori rengtis, reikia dirbti tą darbą, kurį tu nori dirbti. Pavyzdžiui, bijai nusiųsti savo CV kažkokią tai įmonę, kur galvoji, kad tu nesi pakankamai geras tai įmonei ir galbūt jiems reikia kažkokių aukštesnių lygių darbuotojų su daugiau kvalifikacijos, su daugiau kažkokių tai įgūdžių. Nu ir kas, nusiųsk savo CV. Galų gale, net jeigu tave pakviesi darbų pokalbį ir jis bus nesėkmingas ir tavęs į tą darbą nepriims, ir kas? Ir kas? Tavo klaidos, tavo nesėkmės, jos nėra tokios svarbios, kai susimastai apie visą gyvenimą, kaip ir kitų žmonių nuomonę apie tave. Tas paveiksliukas, kur pasaulis prieš ir po kažkieno nuomonę. Niekas nepasikeičia. Globaliai, jeigu mes kalbam apie pasaulį, apie gyvenimą, tavo kažkokios klaidos, kažkieno kito nuomonė apie tave, kažkokia tavo nesėkmė darbo srityje, ar dar kažkur, arba dar turiu video, aš jį čia priseksiu apie tai, kaip nebijoti kalbėti angliškai. Mes labai dažnai bijom daryti klaidų ir dėl to netgi žmonės, kurie moka neblogai anglų kalbą, bijo kalbėti angliškai viešai, dėl to, kad bijo daryti klaidų ir bijo, kad kiti jos nuteis. Šitas video apie tai, kaip nebijoti kalbėti angliškai arba kitą užsienio kalbą, aš jį priseksiu čia. Šitas video gali būti labai naudingas, jeigu jūs šiuo metu gyvenat užsienyje ir bijot kalbėti užsienio kalbą arba anglų kalbą. Pažiūrėkit šį video vėliau. Ir nepamirškit spausti patinka, tai yra nemokamai ir jums nesunku, ir man malonu. Tai labai padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Ir dar vienas būdas, tai yra visą laiką atsiminti, kad yra toksai kognityvinis disonansas kaip sapfito efektas, vadinamas spotlight effect. Mes savo gyvenime, mes konkrečiai esam 24/7, ne? Mes visą laiką esam su savim, su savo mintimis, mes visą laiką galvojam apie savo gyvenimą, apie tai, ką mes padarėm, apie tai, ką mes pasakėm neteisingai, apie tai, ką reikėjo padaryti kitaip. Ir tas overthinking visą laiką yra su mumis, dėl to, kad tai esam mes, tai yra mes savo gyvenime esam pagrindinis veikėjas ir mes savo gyvenime visą laiką esam kaip po sapfitais, tas spotlight effect. Kito žmogaus gyvenime mes esam žymiai trumpiau ir tas žmogus galvoja apie mus dar mažiau, negu mes esam jo gyvenime. Todėl kartais, kaip žmogus bijo, tarkim, rengtis taip, kaip jisai nori, nes jisai galvoja, ką pagalvos kiti. Koks skirtumas, ką pagalvos kiti? Tu šito praeivio gyvenime esi lygiai 5 sekundės, kol jis pro tave praėjo. Viskas. Paskui jis net jeigu jam tavo outfitas nepatiko, iš esmės, aš nepažįstu nieko, kas vaikščiotų. Bent jau aš nesu tokia, vėlgi aš vertinu pagal save. Man niekada nebuvo taip, kad aš, tarkim, pamatyčiau, kad mano ten bendradarbė kaip nors nelabai gražiai galbūt šiandien apsirengus ir kad aš dar apie tai galvočiau paskui kažkada, kad aš dar kažkada apie tai prisiminčiau. Arba kažkas galbūt apsirengęs ir galvoja, dabar visi į mane žiūri. Bet iš kur tu žinai, kad jie žiūri kritikuodami? Galbūt jie žiūri galvodami, kaip fainai apsirengęs žmogus, kaip jam šitas tinka, arba kaip man tai patinka. Galbūt aš turėčiau taip apsirengti. Tu niekada nežinai, ką galvoja kiti žmonės. Ir tavo mintis, tavo galvoja yra dėl to, kad tu ir esi savo gyvenime, tas pagrindinis veikėjas, ir tau atrodo, kad visą laiką ta šviesa nukreipta į tave, nes tai yra normalu, nes tai yra tavo gyvenimas. Bet iš esmės apie kitus žmonės mes praktiškai negalvojam. Tarkim, jeigu taip galvoti apie tai, kad ar aš turiu laiko iš viso galvoti apie tai, kad kažkas ten kažką padarė neteisingai, arba pasakė neteisingai, arba padarė kažkokią klaidą, arba kažkur apsižioplino, arba kažkur apsikvailino. Aš iš viso apie tai net neturiu laiko galvoti, nes kaip ir dauguma žmonių, aš turiu savo darbą, savo vaikų, savo šeimą, savo ten vyrą, savo gyvenimą, savo santykius, savo planus ateities,
savo kažkokius tai papildomus reikalus, kuriuos reikia daryti. Aš neturiu laiko iš esmės. Žinoma, aš turiu empatijos ir aš galvoju apie kitus žmonės. Galbūt aš prisimenu kažką gero apie draugus arba žmonės pažįstamus, bet kad aš galvočiau apie tai, kad kažkas ten kažką padarė, kažkokią klaidą ir dabar apsivėblino arba apsikvailino, nu taip niekada nėra. Jeigu susimastyti, dauguma mūsų niekada negalvoja apie kitus žmonės, taip jau, kad galvoti. Todėl jūs, jeigu bijot kažką daryti ir bijot klaidų, tai jūs pagalvokit, kad dauguma šitų klaidų yra tik tai jūsų galvoj. Žinot, kai tu esi jaunesnis, tu galvoji, ką kiti pagalvos apie tave. Kai tu pradedi suaugti, tu supranti, kad kiti negalvoja apie tave. Daryk tu, ką nori, elgis tu kaip nori, pradėk tu, ką nori užsiimti ten, nežinau, komediją užsiimti, nori keisti darbą, nebijok, nes net jeigu tu apsikvailinsi, čia tu apie tai galvosi, nes tu savo esi pasapsytais. Kiti žmonės, ką žino apie tai galvos ir apie tai prisimins po ten, nežinau, savaitės arba po dienos. Jeigu jūs žinot kažkokių būdų, kaip nebijoti kitų žmonių nuomonės arba kaip nebijoti daryti klaidų, galite dalinti savo patarimais komentaruose. Taip pat nepamirškit spausti patinka ir užprenumeruokit šį kanalą. Būtinai pažiūrėkit šituos video, nebijokit kitų žmonių nuomonės ir turėkit daugiau pasitikėjimo savim. Visiems bye!